kviečiu įsijungti į visuomenininkų siūlymus, teikti peticiją Seimui. Peticijos LT tinklapyje yra pakabinta peticija, jūs mato dabar ją prieš savo akis ir joje yra reikalavimas laikytis konstitucijos dėl trispalvės mūsų. Kviečiu pasirašyti, palaikyti pilietinę šią akciją, kviečiu taip pat ir paremti, jeigu tokią galimybę turite. Labadiena, vėl pusvalandis apie tai, kas įvyko Seime praeitą savaitę, kokios buvo įdomesnės iniciatyvos ir šiek tiek užsiminsiu taip pat ir apie tai, kas bus ateinančią savaitę, supažindinsiu jūs, kad iš karto žiūrėdami žinias galėtumėt susidaryti bendrą vaizdą ir nuomonę, nes kartais žiniuose arba atskirose laidose mūsų tradicinė žiniasklaida ne viską pasako. Vėliavos klausimas, pradėsiu nuo jos, kreipiausi į Seimo narius, atkreipiau dėmesį, kad tas bendras 5 spalvų derinys, audeklai, kurie yra pakabinti ant Seimo pirmininko stalo priešais Seimo tribūną, tiksliau už Seimo tribūnos, mano supratimu pažeidžia konstituciją ir valstybinės vėliavos įstatymą. Kalbėjau Seimo nariam apie tai, kad toks pažeidimas negali būti toleruojamas ypatingai Seime. Kalbėjau apie tai, kad nuolat ir lygiavertiškai su valstybės vėliava trispalve negali kabėti jokios kitos užsienio valstybės vėliavos. Tai reguliuoja ir valstybės vėliavos įstatymo 12 straipsnis, nustatantis aiškią tvarką, kada jos gali būti kabinamos, kada ne. Taip pat kalbėjau apie tai, kad toks vėliavos kabinimas pažeidžia taip pat ir konstituciją, na ir akivaizdu, kad ir pagarba mūsų istoriniai atminčiai, pagarba tiems, kurie kovojo su mūsų trispalve širdise, rankose, gynė Lietuvos nepriklausomybę, laisvę, na, atnešė ją mums ar padovanojo ją mums, tam, kad mes ją išsaugotumėm, tam, kad mes juos gerbtumėm, tam, kad mes gerbtumėm savo valstybingumo simbolius. Kalbėjau taip pat apie tai, kad norint pagerbti užsienio valstybę, kuri kovoja dėl laisvės, dėl savo nepriklausomybės, teritorinio vientisumo, mes žinom, kokią kainą tai yra, esam patyrę, tai todėl sakiau, kad tikrai yra būdų, kurie leistų pagerbti valstybę, leistų solidarizuoti su ją, tačiau nepažeidžiant konstitucijos. Na, pavyzdžiui, toje pačioje Seimo posėdžių salėje tikrai galima kažkur tai surasti vietos, atskiros vietos pagarbai Ukrainai, Ukrainos vėliavai, pagerbti tenai ir karių uniformą, ir galbūt ir herbą padėti, tokią padaryti tikrai gražią meninę instaliaciją, tai yra galima padaryti, bet jokių būdų, kaip kai kurie Seimo nariai siūlė, kad pastatyti kartu šone Lietuvos, Ukrainos, NATO, ES ar dar kažkokias vėliavas. Dar kartą pabrėžiu, negali būti ypatingai Lietuvos Respublikos Seime, negali būti šalia Lietuvos vėliavos nuolat ir lygiavertiškai keliama kitos užsienio valstybės vėliava. Jai galim paskirti atskirą vietą, pagarbę, bet Lietuvos vėliava turi būti garbingesnėje vietoje, Lietuvos vėliava turi būti matoma nuolat, Lietuvos vėliava turi būti ryški. Na ir taip pat rodžiau, kad nėra pasaulyje man nepavyko rasti jokio parlamento, kuris šalia savo nacionalinių simbolių laikytų lygiavertiškai ir kitos užsienio valstybės simbolį, na visiškai logiška, nes parlamentas tai yra demokratijos institucija, demokratijos pagrindinė vieta, kur tokia skleidžianti demokratija, ar ne, tai yra susirenka tautos atstovai. Čia klausimas, žinoma, kiek jie atstovauja tinkamai, arba kiek tas atstovavimas jų yra tinkamai reguliuojamas, išrinkti, ar jūs tinkamus galite, čia kiti klausimai, bet kokiu atveju parlamentas tai yra ta institucija, kur susirenka tautos atstovai ir joje tikrai privalo būti visų pirma ir labiausiai ir praktiškai vien tik tai gerbiama ta valstybė, kurios parlamentas tai yra. Pateikė ir nuotraukas iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, tos pačios Ukrainos, Suomijos parlamentų, kaip jie atrodo, kaip jie gerbė savo valstybę ir kaip jie solidžiai elgėsi jame. Kviečiau ir Lietuvos parlamentarus, o Seimo valdybai, kurią kreipiausi, pabrėždamas, kad nėra jokio teisinio pagrindo tokiam vėliavų džiovinimui, koks yra dabar Seimo salėje,
gavau atsakymą, kad Ukrainos vėliava gali būti naudojama. Jūs pamatysite, kad sakė, Ukrainos vėliavą naudoti galima ir toliau, kol nebus naujo įstatymo. Taip skamba ta Seimo valdybos atsakymas. Tai aš net nebejoju, kad Ukrainos vėliavą galima naudoti. Ja lygiai taip pat galima naudoti kaip ir kitų valstybių vėliavas, kai atvyksta pas mus atstovai tų šalių diplomatiniais pagrindais ar kitokia tvarka. Tačiau šis Seimo valdybos sprendimas jokių būdų neišsprendžia teisinio klausimo, kitaip tariant, jokių būdų nepateisina, nesukuria teisinių prielaidų. Vėliava Ukrainos šalia Lietuvos vėliavos nuolat ir lygiavertiškai kabinti Seimo posėdžių salėje, pačioj svarbiausiai vietoj, ten, kur yra filmuojami ir transliuojama tiesiogiai žinios. Na, jūs matote žiniose, nuolat pastebite tas 5 spalvas, ar 4, kitą kartą 3 rodo, jos yra skirtingų kampų, skirtingai pasirodo ir tai yra iš tiesų gėdinga. Tai štai tas valdybos sprendimas jisai leidžia naudoti, natūralu, tikrai negalim uždrausti naudoti užsienio vėliavų, jas privalo naudoti, kai yra tam pagrindas, kai atvyksta kažkas diplomatijos pagrindais, kai būna speciali pagarba, bet tai negali būti nuolat ir negali būti lygiavertiškai. Ir tai yra vienareikšmiškas atsakymas. Todėl tas valdybos sprendimas nepateisina to, kas yra dabar, todėl kviečiu įsijungti į visuomenininkų siūlymus, teikti peticiją Seimui. Peticijos LT tinklapyje yra pakabinta peticija, jūs matote dabar ją prieš savo akis ir joje yra išvardinta reikalavimas laikytis konstitucijos dėl vėliavų kelimo, dėl trispalvės mūsų. Kviečiu pasirašyti, palaikyti pilietinę šią akciją, kviečiu taip pat ir paremti, jeigu tokią galimybę turite. Na, o kitas klausimas, kuris dar yra svarbus, tai yra tai, kad už netinkamą vėliavų kelimą, tai yra už vėliavų kelimo tvarkos pažeidimą, yra ir administracinė atsakomybė, tiesa, jį menka ir nedidelė, bet administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnis labai aiškiai sako, kad jeigu yra pažeidžiama vėliavų kelimo tvarka, už tai taikoma atsakomybė ir privatiem asmenim, ir pareigūnam. Todėl jeigu matote Lietuvoje ant valstybinių pastatų lygiavertiškai ir nuolat iškabintas užsienio valstybių vėliavas, šiuo pagrindu tikrai galite kreiptis į policiją. Policija užpildant specialų pranešimą apie matomą pažeidimą ir policija privalės jį nagrinėti. Tiek apie vėliavą, einu tolyn apie klausimą, kuris buvo nagrinėtas praeitą savaitę, bet nepilnai, jo klausimo pats sprendimas buvo nukeltas į ateinančią savaitę. Tai yra Gintauto Palucko apkaltos klausimas. Opozicija kelia klausimą, ar nederėtų Gintautui Paluckui už jo veikas kelti atsakomybės klausimą, tai yra šalinti iš Seimo narių per apkaltos procedūrą. Dėl to, kad jų nuomonė Paluckas pažeidė Seimo nario priesaiką. Specialiai apie tai kalbu, kad jau žiūrėdami laidas kitą savaitę ar matydami informacinius pranešimus galėtumėt susidaryti savo nuomonę. Pirmas dalykas, apie ką kalbam? Konstitucijos 60 straipsnis. Seimo nario pareigos nesuderinimo su jokiamis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose, organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ir įmonėse. Pirma. Antra. Seimo narys negali gauti jokio atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Tai yra Seimo nario atlyginimas ir joks kitas atlyginimas dar gali būti atlyginimas už kūrybinę veiklą. Dvi pagrindinės normos. Kad jas suprasta aiškiau, pabrėšiu 2 aspektus. Tai pirmas aspektas – draudžiama užimti pareigas, reiškia draudžiama užimti pareigas, kurios yra susijusios su darbinė veikla, su tam tikrų galimų interesų konfliktų, bet niekur nėra draudimo, nei konstitucijai, nei konstitucinio teismo aiškinimuose, kad Seimo narys galėtų būti akcininkas. Kitaip tariant, Seimo narys turi teisę būti akcininku. Kodėl ši norma yra? Tai yra pasaulinė praktika, pasaulinė norma, todėl kad jisai susijęs su antruoju reikalavimu draudimu gauti pajamas. Draudžiama Seimo nariui gauti atlyginimą ir pajamas aktyvesias. Tai yra atlyginimas, individuali veikla, kokia nors, tai kur Seimo narys veikia aktyviai, ir gali sukurti interesų konfliktą. Iš kitos pusės pasyviosios pajamos Seimo nariui nėra draudžiamas. Tarkim, nuoma nekilnojamo turto, tos pačios pajamos iš akcijų, ar ne, jeigu jisai
gauna dividendus, tarkim, paskola, palūkanos už paskolą ir panašiai. Tai yra pasyviosios pajamos, kurios yra leidžiamos ir tai yra, vėlgi pabrėšiu, tai yra pasaulinė praktika ir čia konstitucija mūsų nieko naujo nepasako. Galbūt kiek nauja yra pasakęs Konstitucinis teismas, bet apie tai šiek tiek vėliau. Taigi, ką sako opozicija, keldama politinės atsakomybės klausimą prieš Gintautą Palucką, apkaltos klausimą. Tai pirma, Iltės paskola, prisimena tai, kad paimdamas Iltės paskolą su juo susijusi uždaroji akcinė bendrovė, galėjo būti interesų konfliktas dėl to, kad Paluckas tuo metu buvo Seimo narys, o vėliau jau tapo ir premjeru. Tai primenu tik tai, kad tarnybinės etikos komisija pažeidimų nenustatė. Tai šitas toks kelimas šito klausimo politinio kelia tam tikrų aspektų ir abejonių dėl to, kad jau yra institucija, kuri pasakė, kad pažeidimo nebuvo. Galim įvairiai vertinti, galim sakyti, kad skanu tai buvo, neskanu, turiu minty politiškai, etiškai, morališkai. Tačiau tam, kad kelt politinę atsakomybę, reikia turėti šiokių tokių ryškesnių pagrindų, bent jau duomenų apie tai, kad asmuo gavo kažkokios tai naudos ir iš tiesų, kad buvo interesų konfliktas. Čia mes turim sprendimą vieną vienintelį FTEPO ir ten yra akivaizdus atsakymas, kad pažeidimo nėra. Antra, sako, kad Paluckas kaip akcininkas dalyvavo bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir priėmė sprendimus dėl bendrovės veiklos rezultatų vertinimo, dėl bendrovės vadovo atleidimo ar naujo vadovo skirimo. Čia apskritai klausimas yra, jau aš minėjau apie tai, kad asmuo, Seimo narys, turi teisę būti akcininku. Tai jeigu jis turi teisę būti akcininku, vadinasi, yra tam tikri sprendimai, kuriuos akcininkas privalo atlikti, pavyzdžiui, patvirtinti metinę atskaitomybę. Tai yra privalomas sprendimas. Iš kitos pusės vadovo atleidimas ar naujo vadovo paskirimas, čia yra geras klausimas, ką daryti, jeigu akcininkams vadovas einantis pareigas atneša pareiškimą atsistatydinti. Jie turi ieškoti naujo, nes kitaip bendrovė apskritai neveiks. Bendrovė be vadovo veikti negali. Tai yra jau ir akcinių bendrovių įstatymo reikalavimas. Tai šitas apskritai man klausimo kelimas didžiausia kelia abejonę ir tokį didžiausią nustebimą. Juolab, kad Seimo narių, kurie yra akcininkai, ar turi kitokius verslus, net ir aktyviasias pajamas, aš tą galiu net įrodyti, aš padariau tyrimą, tai jų yra ne vienas, ne du ir net ne dešimtis. Tai jeigu toks klausimas jau yra keliamas, dėrėtų tada tai pačiai opozicijai pas save paieškoti tokių narių, kurių, kaip minėjau, yra ne vienas, ir kelti atsakomybės klausimą visiems, ar ne? Nes negalim kelti Paluckui vienam klausimą, o opozicijai pati, kuri kelia šį klausimą, jos žmonėms, jos asmenims, kurie yra lygiai tokie pat akcininkai, ar net aktyvesni, palikti juos šalia, pamiršti jų atsakomybės klausimą. Trečias, dėl ko siūloma kelti atsakomybę politinę Paluckui, tai yra, kad jis dar būdamas Seimo narių praeitoje Seimo kadencijoje turėjo Lietuvos Respublikoje įsteigtą privačią bendrovę EMUS, o baigiantis kadencijai įsteigė dar vieną privačią bendrovę. Kitaip tariant, keliamas klausimas, ar galima Seimo nariui kurti naują bendrovę, tai yra tapti naujos bendrovės steigėjų, A, ir B, ar keliama atsakomybė už tai, kad anoj kadencijoje eidamas pareigas Seimo nario asmuo, prieš tai buvusiai Seimo kadencijai, asmuo atliko tam tikras veikas. Pagal antro klausimo kelimo, jūs jau turbūt suprantate, kad atsakomybė už praeitą kadenciją ir taikoma praeitai kadencijai, o ne šiai kadencijai. Juolab, kad tai yra vieši duomenys, registrų centre paskelbta, matoma visiems, lygiai kaip ir buvo, prisiminkite Žemaitaitį. Žemaitaitį net Konstitucinis teismas pasakė, kad jis pažeidė ten vieną ar kitą teisės aktą ir jam grėsė apkalta Seime. Žemaitaitis atsistatydino iš Seimo praeitoj kadencijoje, atėjęs į šią kadenciją jau antrą kartą atsakomybės kelti už tai, kad jisai pažeidęs galėjo būti praeitoj kadencijoje, pažeidė Seimo nario priesaiką, jau šitoj kadencijoje kelti negali. Todėl šitas trečias punktas Paluckui keliant už tai, kad jisai prieš vieną kadenciją jau buvo galimai pažeidęs, nors klausimas ar apskritai yra pažeidimas steigti bendrovę, bet net ir grynai formaliuoju
tokiu procedūriniu aspektu, turbūt akivaizdu, kad atsakomybės kelti čia negalima. Na ir ketvirta, jis nevykdė teismo nuosprendžiui paskirto įpareigojimo. Tai yra, jis neatlygino priteistos turtinės žalos. Gėdinga situacija, bet aš priminsiu, kaip reguliuoja Konstitucija. Konstitucijos 56 straipsnis 2 dalis sako, Seimo nariai negali būti renkami asmenys, kurie nebaigė atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį. Tai žalos atlyginimas, turtinės žalos atlyginimas nėra bausmės atlikimas pagal teismo paskirtą nuosprendį. Bausmės atlikimas ir turtinės žalos atlyginimas yra du skirtingi institutai. Ir tą pasakys kiekvienas teisininkas. Galima interpretuoti plečiamai, jeigu tokia interpretacija būtų, bet kol kas Konstitucinio teismo tokios interpretacijos nėra ir bent jau Konstituciją skaitant pažodžiui, akivaizdu, kad bausmė reiškia bausmę, o ne turtinės žalos atlyginimą. Tai štai tokie yra 4 punktai ir iš tų 4 punktų bent aš kol kas nematau nei vieno pagrindo, kurio būtų galima kelti Gintauto Palucko apkaltos klausimą. Aš suprantu, kad gali nepatikti vienas ar kitas veiksmas, man pačiam kai kurie veiksmai kelia tam tikrų abejonių iš etinės pusės, bet turbūt jeigu mes pradėtum kelti apkaltą Seimo nariam už etikos pažeidimus, už etinę pusę, tai manyčiau, kad jūs sutiktumėt su manimi, kad ten pusė Seimo narių jau turbūt nebebūtų Seimo nariais. Kitas aspektas dar, kad šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, kurį pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Ir kitos institucijos taip pat atlieka tyrimus ir tų tyrimų atsakymų neturime. Todėl tikrai pradėti ir kalbėti dabar apie apkaltos procedūrą, kol dar nėra institucijų pateiktų duomenų, argumentų, tyrimo išvadų, aš sakyčiau, tai net ir gerokai paskubėta. Na, o pabaigai visai apie Konstitucinį teismą ir jo išaiškinimus, kiek tai liečia draudimą užimti pareigas ir draudimą gauti atlyginimą. Tai jeigu dėl draudimo gauti atlyginimo aš sutinku su Konstitucinio teismu ir Konstitucija man pakankamai yra iš kitų aspektų, tai kiek tai liečia draudimą užimti pareigas, tai Konstitucinis teismas jas išplėtęs yra iki neįmanomybės. Jeigu tiesą pasakyti, tai tarkime net ir garbės pozicijos, bet kur garbės daktaras, garbės profesorius ar dar kažkoks, tai jau Konstitucinio teismo manymų tai būtų Seimo nariui neleista. Aš kritikuočiau keletą net Konstitucinio teismo sprendimų, manyčiau, kad jie nėra tiksliai suformuluoti ir ypatingai kalbėčiau apie vieną aspektą, kad Konstitucinis teismas kažkodėl tai yra išskyręs ūkininko veiklą ir tas, kas užsiema žemės ūkio veikla, tas turi teisę gauti, net ir Seimo narys turi teisę gauti aktyviasias pajamas. Kitaip tariant, turi teisę gauti atlyginimą. Ir tokių Seimo narių vėlgi ir šiame Seime yra ne vienas. Visiems Seimo nariam yra draudžiama gauti aktyvias pajamas, tuo atveju tik pasyvias, tuo tarpu yra Seimo narių, kurie užsiema žemės ūkio veikla ir žemės ūkio veikla kažkodėl tai Konstitucinis teismas pašalino iš Konstitucijos 60 straipsnio draudimų. Tiek trumpai apie visą aspektą, kiek tai liečia Gintauto Palucko keliamą apkaltą. Apibendrinant, manau, kad tai yra politikavimas opozicijos. Pabrėžiu, kad gali nepatikti iš etinės pusės tam tikri veiksmai Gintauto Palucko šitame etape, bet bent jau kol kas Gintautą Palucką po to, kai jis atsistatydino iš vyriausybės, paaiškėjo, kad net ir FTEKas pasakė, jokių pažeidimų nenustatė. Tai mano supratimu už tuos galimus etikos pažeidimus, kurie galbūt kai kam nepatiko, galbūt kai kam galėjo įstrigti, Paluckas, mano supratimu, prisiėmė politinę atsakomybę atsistatydindamas iš vyriausybės, o dabar klibinimas jo iš Seimo nario pareigų yra ne kas kita kaip politikavimas ir skirtingų standartų taikymas vienai Seimo narių grupiai ir kitai Seimo narių grupiai. Todėl kviesčiau pačią opoziciją pažiūrėti į savo narius ir ten paieškoti nemažiau aktyvių verslų užsiimančių asmenų, nei kad yra Gintautas Paluckas. Dabar pereinu prie
Seimo darbotvarkės praeitos savaitės, kas vyko Seime. Beje, prieš tai paminėsiu, kad ateinančią savaitę bus tikrai aktyvi tuo, kad bus pristatytas sekančių metų biudžetas. Iš tiesų bus daug aktyvumo, matysite triukšmo. Jau jisai prasidėjo praeitą savaitę dėl krašto apsaugos gynybos biudžeto. Atsimenat, aš esu parašęs Facebook'e ir neatsimenu, tik video esu rašęs apie tai, kad mano nuomonė suformavus vyriausybę iš karto kris du ministrai, tai yra kultūros ministras ir krašto apsaugos ministrė. Tai, matot, mano spėjimai pildosi, kultūros ministras neišdirbo nė savaitės, iš karto sakiau, kad tai bus ir pateikiau priežastis, kodėl taip atsitiks. Lygiai tas pats pateikiau ir dėl krašto apsaugos ministrės ir pildosi mano spėjimas. Pirmieji du ministrai, tie, kurie galvojau, kad kris, tai ir buvo tie. Priežasčių yra, nereikia ieškoti vien tik opozicijos veikloj, priežasčių visų pirma turbūt reikėtų ieškoti tų ministrų veikloj ir kompetencijai. Bet dabar pereinu prie Seimo šios savaitės, buvusios Seimo savaitės darbotvarkės, ką mes priėmėm, kokie nauji teisės aktai. Taigi, priimtas teisės aktas, apie kurį kalbėjau, tai yra pensijų fondų veiklos stiprinimui. Tai yra, jeigu jūs kaupiate papildomai savanorišką pensijų kaupimą atliekate, tai štai tie fondai turės galimybės plačiau investuoti į įvairias finansinės priemonės, ne tik tokias, kokias turėjo, ir į nekilnojamą turtą galės, ir net į nelistinguojamos bendrovių akcijas. Tačiau jau iš karto atkreipiau dėmesį į du aspektus ir jau įstatymas toks priimtas yra. Jis turi dvi rizikas. Pirma, blogai, kad įstatymė nepaminėta apie tai ir nepaminėta pareiga investuoti Lietuvoje, nes tai yra Lietuvos žmonių pinigai. Dalis galėjo būti labai aiškiai įstatymė nustatyta, kokią dalį pensijų fondai privalo investuoti Lietuvoje. Šito nepadaryta. Ir antras rizika, aš matau gana plačiai atvertos duris dėl investicijų į nekilnojamą turtą, net į nelistinguotas akcijas, biržoje, kitaip tariant, nekotiruojamas akcijas. Matau čia riziką, kad pensijų fondai gali prarasti pinigus, jeigu, neinvestuos atsargiai, o įstatymas to atsargumą sumažina ir leidžia labiau rizikuoti. Tai pamatysim, ar neįvyks, norėčiau labai, kad neįvyktų tokios rizikos, bet aš tas rizikas mačiau ir perspėjau apie tai prieš priimant įstatymą. Dar koks įstatymas yra jau priimtas, tai yra priimta visa grupė net įstatymų, dizaino, patentų, puslaidininkių galimų ir gaminių ir taip toliau. Kodėl jų miniu? Tai miniu dėl to, kad šie įstatymai yra susijęs su Teltonika ir su jų noru, aš taip įtariu, gaminti čia lustus. Matysim, ar jiems pavyks. Tai štai Seimas tyliai, niekas apie tai Seime neužsiminė, bet kai skaitai įstatymus, tai yra akivaizdu, kad tai yra skirta būtent puslaidininkių gamybai ir visi tie dizaino, patentų, prekių ženklų įstatymas, jie buvo kartu grupėje teikiami būtent dėl įmonės Teltonika pagalbos jai, kad jinai galėtų pradėti gaminti lustus. Kiti įstatymai, kurie kol kas nepriimti, bet yra tik svarstomi Seime, tai pirmas dalykas kalba apie atkreipdėmėsi norėčiau į tai, kad Seimas skuba vėluodamas, vyriausybė vėlgi vėluoja ir socialinio apsaugos ministerija akivaizdžiai tiesiog nesuspėjo ir nepamatė ir tik dabar apsižiūrėjo, kad iš antrosios pensijų pakopos gauti pinigai, jeigu jūs atsimsite iš antrosios pensijos pakopos pinigus, tą dalį, kur yra leidžiama atsiimti, šitos sumos dabar pagal dabartinį reguliavimą yra įskaičiuojamos vertinant, ar jūs turite teisę į socialinę paramą. Akivaizdu, kad tai yra absoliutus absurdas. Šitie pinigai, kurie yra jūsų sukaupti antrosios pakopos pensijų fonduose ir kuriuos leidžiama pasiimti, jie neturėtų būti įskaičiuojami, vertinant socialinį rimtinumą ir socialinės paslaugas. Tai štai dabar skubos tvarka siekiama pataisyti šią klaidą ir kad tie jūsų pinigėliai, kuriuos gautumėte iš antrosios pensijų pakopos sukauptų savo pinigų, jie vis tik tai neužkirstų kelią gauti socialinės paslaugas ir neužkirstų kelią būti toliau socialiai remtinam, jeigu jūs toks esate. Ir aš pritariau tam, kad būtų skubos tvarka šis įstatymas siūlomas. Kolegos, aš visada esu prieš bet kokią skubą ar bet kokią ypatingą skubą. Ir dėl to priejau prie mikrofono paklausti motyvų. Motyvai yra tam, kad įsigaliotų iki sausio 1.
kolegos, nepriėmus šito įstatymo, skubos tvarkos, mes turėsim situaciją, kai bus apmokestinamos lėšos gautos iš pensijų fondų. Tai čia yra tam rizika ir aš visiškai suprantu logiką skubos tvarkos šiuo atveju. Toliau mes svarstėme į kitus įstatymus. Vienas iš tokių įdomesnių tai yra nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, kuriame buvo įrašyta, kad žemės ūkio ir maisto ūkio politika pripažįstama kaip svarbus nacionalinio saugumo užtikrinantis Lietuvos vidaus politikos dalis. Kitaip tariant, tai nacionalinio saugumo užtikrinanti ūkio šaka. Ir lyg ir viskas gerai, aš pats savo rinkiminiai kampanijai kalbėjau apie tai, kad tai labai svarbu užtikrinti, bet man į akis krito vienas įdomus aspektas, tai yra tas, kad įstatyme man toks įspūdis ir visas tas pakeitimas yra visų pirma skirtas lyg labai deklaratyvus, bet iš kitos pusės pačiam straipsnio, kuris keičiamas pabaigoje, ir atkreipia dėmesį, cituoju, valstybė turi sudaryti teisinės, ekonominės ir kitas reikalingas sąlygas, kuriamis būtų užtikrinama šių subjektų, turime omeny žemės ūkio sferoje veikiančių asmenų, veikla, reikalinga maisto produktų gamybai ir tiekimui nepaprastojoje arba įvedus karo padėtį. Kitaip tariant, asmenys, kurie dirba žemės ūkyje, turėtų būti atleisti nuo mobilizacijos ir įtraukti į civilinio mobilizacinio personalo rezervą. Keistai man skamba tokia norma, turint minty, kad paprastai, Lietuva kaip žemės ūkio kraštas, tai mūsų ūkininkai paprastai gindavo Lietuvą ir kartu su miestiečiams ir iš kaimo žmogus eidavo, imdavo ginklą ir gindavo Lietuvą, jeigu kiltų karas ar nepaprastoji padėtis. Čiagi daroma viskas atvirkščiai ir tas man kelia nuostabą, kad siūloma šios asmenys atleisti nuo mobilizacijos. Kitaip tariant, miestiečiai mobilizuosis į karą, kai tuo tarpu kaimo žmogus, jeigu jis yra ūkininkas, jis yra atleidžiamas. Ar tikrai to ūkininkai nori, nežinau, ar čia yra kažkokia interesų grupė, kuri to siekia, bet konstatuoju tai, ką skaitau nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme, kurio svarstymas jau pradėtas. Kitas įstatymas, kuris yra irgi taip pat įdomesnis, tai yra žemės ūkio paskirties žemės įsigymo įstatymas. Pamenate didžiulį triukšmą apie tai, kad Lietuvoje yra juridinių asmenų ir fizinių asmenų, kurie įsigyja labai daug žemės ūkio paskirties žemės. Ir 2006 metais buvo priimtas sprendimas apriboti teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemę iki 500 hektarų vienam asmeniui ir susijusiam su juo. Dabargi kas yra daroma, dabar yra keičiama tokia nežymi norma, aš sakyčiau, kad iš tiesų pradėtų tas draudimas veikti, nes per šitos 20 metų, nuo 2006 metų, tas įvesti apribojimai realiai neveikia. Realiai ir toliau asmenys, kurie norėjo, galėjo apeidinėti šią normą ir įsigyti vis daugiau ir daugiau žemės. Šiuo metu 69 juridiniai asmenys, kurie po 2006 metų valdo daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Nacionalinė žemės tarnyba nuolat tyrė, 20 metų turbūt jau tyrė, kad yra problema, bet jokių sprendimų nesiūlo. Dauguma, kurie yra, ir kaip matote skaidrėse, dauguma yra Lietuvos piliečiai, tačiau yra net 14 Airijos piliečių, Anglijos, Vokietijos ir Estijos piliečių. Ir mano supratimu dabar, kas yra siūloma, kad nuo 26 metų iš tiesų pradėtų veikti reali kontrolė ir asmenys negalėtų įsigyti dabar daugiau negu 500 hektarų žemės. Tai man panašiau, kad tai yra bandoma apsaugoti tų 69 juridinių asmenų išskirtinę padėtį, ir kad daugiau tokių neatsirastų. Nes kol kas nieko nedaroma tiems asmenims, kurie žinodami nuo 2006 metų, pažeisdami reguliavimą, įsigijo žemės daugiau negu kad nustatyta, tai yra virš 500 ha, ir pažeidė žemės ūkio paskirties žemės įsigymo įstatymą. Pažeidėjai liktų nenubausti po šio įstatymo, bet iš kitos pusės liktų su nauda, nes niekas kitas daugiau žemės įsigyti negalėtų. Klausiau apie tai ir Seimo posėdžių salėje. Dėl balsavimo motyvų. Balsavom už visi. Klausimas tik vienas. Aiškinamajame rašte ir visur kitur parašyta,
kad buvo pažeidimai ir žmonės įsigydami žemę pažeisdavo Lietuvos Respublikos teisės aktus ir dėl to bandom užkirstam kelią. Ar bus pateiktas įstatymo projektas, kuris nubaus tuos, arba bus kažkokios sankcijos tiems, kurie įsigijo žemę viršydami maksimalę vertę? Tiesiog klausimas retorinis. Ačiū. Kitas labai įdomus įstatymas buvo pristatytas pateikimo stadijoje, tik tai fiskalinės sutarties įgyvendinimo, konstitucinis įstatymas. Konstitucinis įstatymas reiškia, kad jam reikės daug didesnės daugumos, negu priimant paprastą įstatymą. Ne pusės, o ženkliai didesnės daugumos. Ir daug ten buvo diskusijų apie savivaldybių teisę perkelti biudžeto likutį į kitus metus. Iki šiol savivaldybės turėdavo teisę, jeigu jos veikia ir po metų gale mato, kad neišleidžia kažkokio biudžeto dalies, perkelti tas sumas į sekantį ateinančius biudžeto metus ir toliau naudoti tas sumas. Dabargi šito įstatymo buvo siūloma tai naikinti, akivaizdžiai neteisinga nuostata ir jau dabar pat aš esu pasirašęs kartu su kitais Seimo nariais siūlymą ir keitimą šito įstatymo, nes tikrai savivaldybėm reikia palikti laisvę, biudžeto planavimo laisvę, kad galėtų perkelti likučius į ateinančius metus. Bet dar kas yra įdomiau šitam įstatymui, ką netkreipė nei vienas Seimo narys, o aš klausiu ir taip ir gavau atsakymą, kad aš esu teisus. Vyriausybė po šito įstatymo priėmimo įgytų teisę nesilaikyti Seime patvirtinto biudžeto išlaidų. Ką aš turiu mintį? Cituoju įstatymą. Vietoj Seimo nustatytų ribų išlaidos turi atitikti šias ES tarybos rekomendacijas Lietuvai tais metais, kuriais jos taikomos ir atitinka kitokias grynų išlaidų augimo ribas. Kitaip tariant, ES rekomendacija, atkreipiu dėmesį, ne reglamentas, ne direktyva, ES rekomendacijų pagrindų vyriausybė turės teisę nekreipti dėmesio į Seimo patvirtintą biudžeto ir biudžeto išlaidų eilutes tam tikrose žinoma ribose, bet nepaisant to turės teisę nesilaikyti Seimo patvirtinto biudžeto. Mano supratimu, tai yra absoliutus konstitucijos nepaisymas ir teisės aktų hierarchijos pažeidimas. Nuo kada ES rekomendacijos praėjusios per vyriausybės filtrą įgyja aukštesnę galią negu konstitucijai nustatytos teisės, kas formuoja biudžetą, kas jį tvirtina. Ir antras aspektas Seimo biudžeto priėmimas įstatymų. Mano įsitikinimu tai akivaizdus pažeidimas ir vėl mes einame į tokį lengvą betvarkę valstybėje, kai vyriausybė gali daryti tai, kai jinai užsigeidžia, nepaisant to, kad Seimas patvirtinęs labai aiškiai yra biudžeto ribas. Klausiau to ministro. Gerbiama pirmininkaujantį, gerbiamas ministrė, aš lygiai taip pat kaip Gintarė Skaistė tiesiog atkreipiu dėmesį dėl likučių perkelimo, pritariau Algirdo Syso pateiktom įstatymo projektui, manau, kad jis yra toksai turėtų būti arba dar tobulesnis, bet bent jau nenuimti likučių perkelimo galimybės. O klausimas mano paprastas, bet gana svarbus ir tikrai apsispręsiu pagal jį balsavime. Konstitucijoje nustatyta, kad valstybės biudžetą tvirtina ir prižiūri Lietuvos Respublikos Seimas. 67 straipsnis, 131 straipsnis sako, kad valstybės biudžeto projektą svarsto Seimas ir tvirtina įstatymų. Svarstydamas gali didinti išlaidas tik nurodydamas šių išlaidų finansavimo šaltinius ir taip toliau ir taip toliau. Šiame įstatymo projekte jūs kalbate apie tai, kad grynųjų išlaidų augimas vietoj Seimo nustatytų grynųjų išlaidų augimo ribų turi atitikti šias ES tarybos rekomendacijas Lietuvai metais. Kitaip tariant, pagal ES rekomendacijas jūs keisite savavališkai Seimo sprendimą. Ar tai tiesa, ar taip aš teisingai suprantu įstatymo projektą? Taip, dėkui už klausimą ir pastebėjimą. Taip, iš ties mes turbūt esame įsipareigoję perkelti direktyvas ir atitikti reglamentus, tai čia ir yra tas mums nustatytas tas išlaidų augimo kelias, bet kai vis dėlto jisai buvo nustatinėjamas, tai buvo atsižvelgiama į šalių specifiką, konkrečiai Lietuvos specifiką, Lietuvos ekonomikos specifiką ir dėl to šitame įstatyme yra ta nacionalinis tas komponentas, yra -1% nuo struktūrinio balanso. Tai taip, Seimas vis tiek turbūt yra pagrindinės tas priimantis biudžetą organas ir manau, kad Seimas vis tiek spręs, kaip ir anksčiau spręsdavo.
Vis dėlto, jeigu bus viršytos turbūt augimo ribos, tai tada turbūt ES įsijungia su savo procedūrom, kaip grąžinti šalį į tvarų išlaidų augimą. Bet Seimas išlieka pagrindinių priimančių sprendimus. Liūdna, bet Seimas šitam įstatymo projektui net ir po mano klausimo pritarė. Žiūrėsim, kas bus toliau, tai tik pateikimo stadija, žiūrėsim, kaip bus toliau, kaip bus svarstama šitas įstatymas. Na, o tarp visų šitų įdomių įstatymų, kurie galbūt labiau tokie buvo lemiantis valstybės finansų planavimo, biudžeto planavimo aspektų, kaip matote, kitų įstatymų kitose srityse praktiškai nėra. Aš jau minėjau, kad vyriausybė dirba gana vangiai, net ne gana vangiai, o iš tos vyriausybės turbūt negavom nei vieno projekto, kuris nebūtų buvęs pradėtas praeitos vyriausybės, tai svarstomi Seimo narių pasiūlymai. Kai kurie iš tiesų neblogi, tiesa, labai mažai jų pateikė į Seimo posėdžių salę, apie tai jau kalbėjau ir kreipiausi, sakiau, kad dėmesio norėtum pamatyti kuo daugiau įstatymų, nedirbti iki 11:30, kai buvo už praeitą savaitę, arba šią savaitę, kai buvo iki 15 valandos, kai baigiam darbą. Tai prašiau, kad būtų teikiama kuo daugiau įstatymų, bet buvo ir Seimo narių, kurie pateikė tokius įstatymus, kurios skaitai ir supranti, kad po jais glūdi dideli pinigai ir didelės interesų grupės. Kalbu apie savivaldybių ekologinių investicinių vietovių pagrindų įstatymų. Labai painiai pavadintas. Savivaldybių ekologinių investicinių vietovių pagrindų įstatymas. Tai štai įstatymų siūloma savivaldybėse steigti ir plėtoti savivaldybių ekologinės investicinės vietovės, kuriuose gyventojams būtų suteikiamas pagrindas gyventi, suteikiamas žemės sklypas, savivaldybė įrengtų infrastruktūrą, na ir dar gyventojai, kurie ten gyvena, būtų atleidžiami nuo įvairių mokesčių ir jiems suteikiamos įvairios lengvatos. O tos teritorijos, jose būtų statomi vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai su priklausiniais. Žinote, ką tai panašu? Panašu į naujus kolūkius, o realybėje tai yra kažkas turi žemės netoli miestų ir miestelių, tą žemę reikia kažkaip įveiklinti, kad jinai taptų vertingesnė. Priėmus šį įstatymą, akivaizdu, kad tam tikri žemės plotai netoli miestų ir miestelių, kuriuos pavadintum ekologinės investicinės vietovės, tai štai jos taptų labai vertingos, na, ten būtų užstatoma vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai ir tuomet parduodami arba tie pastatai, gal dar paprasčiau, tiesiog žemės savininkai parduoda, sutvarkę popierius. Klausiau apie tai Seimo posėdžių salėje. Tai mano klausimas susijęs su tuo, kas vis tik tai slepiasi iš tiesų po šituo įstatymų projektu. Nes panašu yra, kad čia yra kažkokios interesų grupės, turbūt tos, kurios turi nusipirkę žemės ir tą žemę reikia įdarbinti, tiksliau užstatyti daugiabučiais, vienobuto ar dvibučiais pastatais. Nes sudaryti išskirtinę sąlygą tam tikroj teritorijoje asmenims be kažkokio aiškaus tikslo, kad jie galėtų nemokėti eilės mokesčių, atleisti nuo eilės valstybės prievolių, na, turėtų būti labai pagristas ir aiškus konstitucinis tikslas. Dabar šitame įstatymo projekte aš to tiesą pasakius pasigendu, jis įvardintas labai įmantriai, bet taigi koks tikslas, ką gaus žmonės, gal tiesiai duoti žmonėms jauniems paramą pirmam būstui įsigyti ir taškas. Ačiū. Laimė Seimas atkreipė dėmesį į mano pastabas ir įstatymų projektui nepritarė. Na ir visiškai paskutinis klausimas apie tai, kaip Seimas svarstė jūsų, gerbimi Lietuvos piliečiai, peticijas. Svarstant peticijas ar svarstant bet kokį klausimą, atsiverčiu įstatymo projektą, atsiverčiu tos dokumentus, kad galėčiau suprasti ir išsiaiškinti, kas, kaip ir kodėl. Ir štai svarstant Seime, matau, kad pačių peticijų pridėtų prie svarstomo klausimo nėra. Nėra ir išplėstinės peticijų komisijos sprendimų išplėstinių. Yra tik trumpas. Pritarti arba nepritarti, taškas. Išplėstinio sprendimo nėra ir pačios peticijos. Keliau klausimą, kaip mes, Seimo nariai, galime svarstyti piliečių peticijas, neturėdami net pačios peticijos. Ir maža to, jau buvom nubalsavę už vieną peticiją, kurios pridėta prie mūsų dokumentų nebuvo. Štai kaip tai atrodė Seimo plenarinių posėdžių salė. Čia turbūt klausimas negerbiamam pranešėjui pirmininkui Tadui Prajarai, bet turbūt Seimo kanceliarijai ir sekretariatui.
mes tik balsavome už prieš tai pateiktą peticiją Lietuvos Respublikos piliečio ir gal aš netinkamai ieškau, bet aš nerandu šitos peticijos, kopijos, už ką prabalsavo tik Seimas. Aš matau tik tai Seimo peticijų komisijos išvadą, bet pačios kopijos nematau, gal netiksliai ieškau. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir dėl šitos peticijos. Mes dabar tuoj svarstysim peticiją ir balsuosim už ar prieš, bet pačios peticijos net nėra. Tai kolegos, sutinku, kad peticijų komisijos sprendimas yra svarbus, bet Seimui apsispręsti, mano supratimu, reikėtų matyti ir patį dokumentą. Tai toks darbas Seime, jisai tikrai nėra tinkamas. Ačiū. Peticijose dokumentuose, kiek mane informavo sekretoriatas, peticijos tekstas nėra pridėtas. Taigi, gerbiami kolegos, aš manau, kad būtų visiškai priimtina ir pasinaudoju pirmininkaujančią teisę šio projekto pateikimo stadijoje dabar daryti pertrauką iki popietinio posėdžio, taip kaip ir buvo tie projektai įtraukti, pratęsime popietinėme posėdėje, kada bus į susijusius dokumentus atitinkamai įkeltos ir peticijos, dėl kurių apsisprendžiama yra balsuoti. Taigi, gerbiami kolegos, dėkoju, daroma šiame projekto svarstyme pertrauka. Po šio kreipimosi buvo padaryta pertrauka, pridėti minėti dokumentai, ir jau Seimas svarstė bent jau turėdamas peticijas. Bet kas man kelia rūpestį, jeigu tik vienas Seimo narys pamato, kad nėra pridėtos peticijos ir nėra duomenų apie keliamo klausimą, kurį svarstome, tai įsivaizduokite, koks yra iš tiesų gylis klausimų nagrinėjimo peticijų, pavyzdžiui, šiuo atveju konkrečiai Seime. Kai nesant dokumento, mes jį atmetame, priimame, paleidžiame į gyvenimą arba užgesiname. Tai tokios realijos Seime ir ačiū Jums, kad žiūrėjote, iki kitų susitikimų.